852-4-1-10-10. 852-4-1-10-10. Ir Kaip tu manai, mums... Jo, kur kažkas darė tai, kur tu darai tai, kur niekas tikrai nedarė to? Alio, labas. Labas. Kuo tu vardu? Juliau. Džiaugiesi, kad prisiskambinai, girdžiu, ne? Jo. Džiaugiuosi labai aš irgi. Juliau, sakyk, kur ta neįtikėtina vieta yra? Tai žinokit, daug tų vietų yra. Juliau, daug tų vietų, kur... Palabiškai. Daug tų vietų, Maladėts. Kur tu darei, o kiti nedarė, ar ne? Jo. Pavyzdžiui, vieną pasakyk. Manau, kad ant stogo... Manai? Jo. Ant stogo... Atsirėmus į kaminą. Atsirėmus į kaminą? Jo. Fainai, seniai. O, klausyk, o tu tuo metu klausėjai, ne? Ar į kambarį nieks neįeis? Ne. Ar su ausinėmis? Gal kas nors... Gal kas nors kambaryje prie kompo su pele perdėta į kairę pusę neturi kamino? Nice, what? Ok, 852-4-1-10-10. Gal kažką tokio įdomesnio. Žinok, ant stogo gal. Manau, kad ant stogo galėjau visai. Gerai, aš noriu tau papasakosiu vieną gerą. Mūsų draugas, bendras pažįstamas vienas, yra atėmęs nekaltybę kapinėse. Žinai, tai būna kapinėse Lenkai mėgsta pasistatyti savo tokias mažytės kaip namukus, kaip iš čia pavadinti ją, vadinasi. Koplytėlės, ar ne, kur į vidų net gali Kriptos. įeiti. Kažkokia tai, į vidų, kad gali atsisėsti, įeiti. Tai vat, bičias iš šokių ėjo su drauge viena, jinai vyresnė ir sako, blemaškai, sako, kodėl tu neturi vaikino? Kas sako, aš iš nekaltelė. Sako, tai čia pagydoma. Jinai sako, tai pagydyk. Opa! Challenge accepted! O čia jau visai netoli namų buvo, žinai. Ir kur čia, sako, pasiduot, namus nevesi, pas ją irgi. Dar jaunučiai buvo, ne? Žinok, tamsai jau po univero čia. Eik tu savo. Taip. Ir ką, užeina į kapines, į koplytėlę, su koja išdaužė ir jinai sako, kaip skauda, tu apsimiška. Bet... Eik tu savo. O aš pažįstu tą merginą ar pažįstu tą bičą? Bičą pažįstu. Eik tu savo. Galim nueiti dabar pas jį svečius, jis čia netoli dirba. Aš galvojau, kad jisai į Egiptą išvažiavęs. Ne. Berniukai, mergaitės, jeigu turit istoriją perspėjau šitą 852-4-1-10-10, mes tikrai norėtumėm ją išgirsti. Masturbacija savo kambaryje prie kompo įsivaizduojant, ką tu veiki nesiskaito. Yra papildomų sąlygų. Labai būtų įdomu, jeigu mergina kokią nors paskambintų ir papasakotų, kad, pavyzdžiui, kur nekaltybė jai buvo. Ne, tiesiog, nekaltybės visą laiką būna, žinai, labai nuobodžiai pralandamas. Išskyrus tą kriptoje. Bet sen, čia klausimas, ar čia yra ko girtis ir gali pasakot savo anūkams, ar čia turėtų būti paslaptis ir turėtų meluoti. Eik tu savo. Kaip tu manai, kuris čia variantas yra? Su zombiais. Neklausai, ką aš to sakiau? Taip, ar tai turėtų būti paslaptis, bet man dar galėtum girtis? Bet aš dar vis, žinok... Šokia? Dar vis šokia. 852-1-10. Aliau. Zdarov. Labas, kuo vardu? Vitalis. Vitka, iš kur esi? Vilnietė. Nustebink mane. Aš nežinau, ar čia nustebinsiu. Ukrainoje miške. Ukrainoje miške? Ok. Kur... Ok, pradžia gera, pradžia intriguojanti. Toliau. Tai buvo ant samovaro, žiemą, su apsidengus šūbą, kai meška jūs vijosi? Ne. Tai išsamiau, detaliai. Mąstame stereotipiškai tiesiog. Čia buvo vasara, gan karšta. Aha. Ir šiaip, kam sakyt, stovėjo, buvau su žmona. Tai sakau, einam kur nors miške, ant kelmo. Jūs namuose buvote ir sakai, varom į mišką, ne? Miestą parodysiu. Prie ežero buvo. Žmona, žinai, karšta puprytė, tai stovi, tai ir stovi. Tai sakau, einam, jau negaliu. Supratau, labai faina. Tu tikras mačio. Ačiū tau, iki. Dėkui, iki. Super. Dar vieną. Įdomaus, nes miške, man atrodo, yra Jėzus. Aliau.
Alio. Labas. Tildom radiją ir prisistatom. Kuo tu vardu? Arnas. Sveikas, Arnai, kaip laikaisi? Normal. Ar turi ką gero mums papasakoti? Sąskaita baigėsi, ne, Arnai? Arnai, lysk iš tunelio. Vat dar pasirodo yra šitųgi partizanų, kurie iš bunkerio, žinai, tipo. Miške. Pirmas. Alio. Sveiki. Labas. Sveikas. Kuogi tu vardu? Andrius. Andriu, už kur esi? Iš Viešviliais. Okei, Viešvilės. Mes buvom Viešviliai. Viešviliai buvot? Buvom. Gerai. Taip. Gerai. Tavęs tada nebuvo. Gerai. Vienu žodžiu, mano nuotykis buvo autobuse. Autobuse? Okei, kurio maršruto? Į Klaipėdą. Į Klaipėdą. Iš Viešvilės? Iš Viešvilės. Iš Viešvilės, okei. O klausyk, iš Viešvilės į Klaipėdą, tu važiavai su pažįstamu žmogum ar su nepažįstamu? Būtent, kad nesupažįstamu. Nuo Viešvilės iki Klaipėdos nusikabinai, pričiešinai mergą ir patvarkėjai autobuse? Taip. Prisiek. Prisiek, tėvai. Gerai. Prisiek. Čia tu toksai gražus ar ne tokia baisi, kaip yra? Visai normaliai. Ar tu Giovanni gal panašus, sen? Ar Jonai, čia tu keiti balsą, ar kaip? O tai klausyk, kaip tau... Kaip tu susipažinai? Kaip tokie dalykai vyksta? Nes aš kol kas tokius dalykus matęs tik tai parnuškėje rusiškai. Taip, tikrai. Nežinau, supranti, prisėdė, na, šalia sako, gal. Žinau, kaip paniežu. Palauk, daug papasakot. Taip, nu? Palauk, tu atsisėdai autobusą, važiuoji į Klaipėdą. Autobuse kiek žmonių? Taip. Kiek žmonių autobuse? Ne, pusė kažkur autobusas. Gerai. Gale visas, tu čia buvo. Nu ir jinai prie tavęs prisėda ir ką sako? Sako, gal turi naškis pakrovį? Ką jie autobuse, ne? Nežinau, sugalvoju. Nu? Pasakė vienu žodžiu, nu tai kažkaip prasidėjo viskas. Ir jinai viena ir tu vienas? Nu, ne, galas visas vienu žodžiu. Ne, turiu menį, bet tu važiavai be draugų vienas. Taip. Ir jinai viena. Nu. Nu. Nu tai viskas. Jūsų sąskaita tuščia. Palauk! Pokalbį. Rašyk numerį. 640 tavo telefono galas? Taip, čia mano galas. Tuoj persuksiu. Tuoj persuksiu. Šitą reikia išsiaiškinti. Senin shit. I want to know. Draugai, mes to jau girdėsime naują Parnuškės scenarijaus variantą. Write that down. Parnuškė in Viešvilė. Tęsiam. Nubralau, davai. Čia kitam. Prieš tai skambutis buvo. Ką? Aš tas, kur Ukrainoje miške. Išjaugiai. Okay. O tai koks... Palauk, 640 sakė. Aš tas, kur Ukrainoje miške, sako. Sėkmės. Šaukau. Dar visi miškas skambinam, ne? Nežinau, palauk. Alio. Miškas. Miškas. Atsiliep. Ukraina. Ukraina. Labas. Ne, čia ne Ukraina, čia Viešviliai. Yes. Ačiū Dievui už. Ką tu mane taip pasakyk, netoks tavo telefono numerio galas? Kaip supras? Gerai, nesvarbu. Nu, tu pasakok. Priejo, jinai sako, turi noškės pakrovėją. Nu tai vienu žodžiu, sako, aš jis pakrovėję gal turiu, sakau, neturiu. Nu taip, kažkaip pasikeitėm numeriais, šnekėjom toliau. Apie ką šnekėjot? Apie nieką? Ne apie nieką. Kažkaip užvėlė apie meilę, nu taip pašnekėjom, o jeigu sustojom, nuėjom tualetą, kažką ten pasidarė. Vienu žodžiu, atėjo. Apsiplovė savo voverę. Ne. Vienu žodžiu, ten iš to tualetą parėjo kažkokie, nu, ištroškas, kaip sakoma. Užsidegus, ne? Pusę kelio ten vyko visas veiksmas. Ta prasme, jinai atėjo, atsisėdo vėl šalia tavęs ir ką, paėmė už pimpalą ir sakė, dabar tvatink mane? Ne, nu panašiai. Vyko. Nu kaip, pasakyk. Pasakyk, kaip buvo. Nu, barodėja glostyt, glojas. Nu, gerai, O ką tu glostė? Galvą, petį, šoną, šlaunį? Ne, šlaunį. Gerai, o klausyk, o kaip galima va tokį va šūdą padaryti autobusą, ne šūdą, ta prasme tokį antiek gerą reikalą padaryti autobusą, kokia čia poza, jinai ant tavęs buvo ar kaip čia? Taip, ant manęs, nu suprantat. O tyliai buvo ar pofik nesiparinant? Kaip? Tyliai viską darėt ar nesiparinat?
Tyliai, stengiuosi. Tyliai. Įsivaizduok, sėdi tu savo ramiai, klausaisi iPodo ir žiūri, kad kažkaip tai kažkokie tai nauji samplai pradeda eiti, žinai. Ok. Koks tas vardas buvo? Mano, Andrius. Ne, jos. Jos, Jovita. O tai Jovita, linkėjimai tau. Jovita, maladėts. Ačiū Dievui už tokias kaip tu. Aš kiekvieną rytą važiuoju su 16 troleibusu į darbą. Jeigu ką, Jovita. Klausyk, o tai jūs po to bendravot? Nu kažkaip jinai mane parašė, aš įrašiau. Ir pasirodo, kad jos numeris neteisingas, ne taip majas. Opa, tave išnaudojo. Seniai tave tiesiog išdulkino ir išmetė kaip šiukšlę. Sau. Tu dabar jautiesi turbūt toksai purvinas. Tu nesijauti blogai, tu neverkiai už kelių susijėmęs, kaip jūs tas sako, padašu. Ką? Patenkins likau. Nu, seniai geras. O paskui nereikėjo meškerės tepti, jokiais ten džiemais, klausyk, kad praeitų puliavimas. Nereikėjo. Nereikėjo, viskas gerai? Rasme, nepradėjo kosėti. Žaltys nargliai nepradėjo iš Žaltys neperšalo. Sen, žodžiu, viskas žiauriai gerai, ne? Jo. Nu, pagarba istorija. Gerai, broli, visiška pagarba, respektas tau nuo radistų. Aфигенно. Jo, ačiū tau. Jo, ir jums linkėjau. Dėkui, Andriu, iki. O kažkas sakė, kad čia blogai su autobusu važinėtis. Va! Prašom. Ir kuo tuščiau, to geriau. Bet matai, kaip, jeigu tau tai daro žavingoji Jovita, kuri tau grįžus iš tualeto glosto koją, tai dar viskas tvarkoj. O jeigu tu atsibundi ir šalia ūsuotas Petras, supranti, ir daro lygiai tą patį. Laižo tau spenelį ausies, ne? Su akiniais toks rūsais. Prabundėjo tenais Petras, supranti, jau. Ir žiūri, kad jau ūsai jo prie tavo... Dabar kad jau... Tavo švancigalis jau jo burnoja, žinai. Fuck, ką darai? Ir tu žiūri, kad tavo birka turi mustašą. Dirty Sanchez. Siaubybė.